Legendinio atlikėjo Vytauto Kernagio duktė Eglė Kernagytė Dambrauskė augino 2 sūnus. 4 metų Džiugas itin meniškos prigimties atžala, kuriam svarbiausia mamos šiluma ir rūpestis. 10 metų Vėjas judrus ir savo vardą pateisinantis vaikas, kurio elgesys buvo tapęs rimtų galvosūkių tėvams. Iš tikrųjų mes labai bijojom mokyklos, nes prieš mokyklą galvojom, kad bus šakės, nes jisai labai stipriai aktyvus vaikas visą laiką buvo ir jis labai sunkiai susikoncentruodavo, jeigu reikėdavo, pavyzdžiui, nuspalvinti piešinį, jis net nesuvokdavo, kad galima būtų nuspalvinti ramiai, jisai jį visą apipieždavo, reiškės, aplinkui, nes tiesiog negalėdavo va taip ramiai atsisėsti ir padaryti darbą nuo iki. Prieš leisdama sūnų į 1 klasę, Eglė dėl jo aktyvumo konsultavosi su specialistais, tačiau medikų patarimai žinoma moterį ne juokais išgąsdino. Prie jo to aktyvumo labai stipriai prisidėdavo, aš kaip suprantu, kad daugelis aktyvių vaikų jis turėdavo tokių nervinių tikų įvairiausių. Ir įvairios emocijos, nebūtinai blogos, kartais geros emocijos, jos iššaukdavo tos tikus. Tiesiog tam tikri, nežinau kaip aiškinti, trukčiojimai veido. Tai vat ir mes su ta gydytoja kalbėjome ir įvairiausių buvo pasiūlymų, mes netgi buvome gavę pasiūlymą vaikui duoti gerti raminamosius, ko aš absoliučiai nesupratau, nes aš nematau tam visiškai jokio reikalo, aš manau, kad tai yra absoliučiai kraštutinis atvejis, galbūt yra, kada reikia, bet tai tikrai nebuvo mūsų atvejis. Ir mes tuo pasiūlymu nepasinaudojame, mes tiesiog išvažiavome su vaikais prie jūros ir aš mačiau, kad mano vaikas tada, kada jisai leidžia savo laisvalaikį aktyviai ir taip, kaip jam patinka, tai yra jis ten, nežinau, važinėdavo dviračių, riedučiais, labai daug maudydavosi ir labai daug judėdavo. Tada jam būdavo gerai, tada nesimatydavo jokių tutikų, viskas baigdavosi, jis jausdavosi ramus ir tiesiog mes sekdavom jį, stebėdavom ir žiūrėdavom, kada jam yra gerai. Eglė ir jos vyrą neramino sūnaus elgesys namuose. Vėjas virsdavo tikriausių padaužą, negalinčių ramiai nusėdėti ne vienos minutės. Net būdamas svečiuose, berniukas nerasdavo savo vietos, o ramus susikaupimo reikalaujantis laiko praleidimo būdas atrodė kaip tolima iliuzija. Iš tikrųjų labiausiai būdavo gaila paties jo, nes mes matydavom, kad energijos yra labai daug ir ji niekaip negali būti padėta ten, kur reikia ir nukreipta ten, kur reikia. Mes visą laiką duodavom jam pastabas, kartais net nesinori su to vaiku pyktis, bet nieko negali padaryti, nes jis visą laiką turi, jeigu jis žiūri televizorių, jis būtinai turi ant sofos atsistoti ant galvos, pavyzdžiui, ar ten kažkaip, bet visą laiką reikia judėti, jeigu sėdis turi judinti koją, judinti pieštuką, visą laiką. Ir va tai buvo, su kuo mes susidūrėme su jo elgesiu. Vaikas sunkiai susikaupia, daro tai, ką šauna į galvą, nevaldo emocijų, irzlus ir itin judrus. Jei susidurėte su šiomis problemomis, jūsų atžalai gali būti dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas. Išgirdę šią diagnozę, tėvai išsigąsta. Mano vaikas serga psichinė liga ir visą gyvenimą bus kitoks. Nusiraminkite, taip tikrai nėra. Ši problema yra išsprendžiama, tik reikia ieškoti pagalbos. Darbas su vaikais, kurie turi sudėtingą elgesį, sakykime, hiperaktyvūs vaikai ir vaikai turintys emocijų, elgesio sutrikimų, ar ne, tai ne visada taip paprasta rasti būdą. Ir čia reikia iš tikrųjų ir kūrybiškumo, ir kantrybės, ir nenuleist rankų. Jei manote, kad jūsų vaikas turi elgesio sutrikimų, aptarkite juos su klasės auklėtoju, mokyklos psichologu ar socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija, kuri gali padėti ir hiperaktyvų vaiką ugdančiam mokytojui ir tėvams. Patarčiau nebijoti mokytojams konsultuoti su mokykloje esančiais specialistais, tai pirmiausia, jeigu yra psichologas, socialinis pedagogas ar specialusis pedagogas, labai padeda, jeigu gali specialistas ateiti į pamoką ir pastebėti, ar ne, kaip vyksta pamoka, kaip mokytoja pamokos metu elgiasi, kaip reaguoja į vaiko netinkamą, o taip pat ir tinkamą elgesį. Ir iš tikrųjų pabūt tarsi veidrodžiu ir tada kartu su mokytoja aptarti. Aptarti, kad mokytoja galėtų ir savo elgesį keisti, ar ne, parinkti tinkamą vietą klasėje vaikui,
nes aplinkos organizavimas, tokios fizinės aplinkos organizavimas irgi yra labai svarbus. Pagrindinis turbūt rūpestis yra stebėti, kokia yra situacija mokykloje ir patarti, padėti mokyklos administracijai ir mokytojams padėti, kad gerinti psichologinį klimatą, kad nebūtų patyčių, nebūtų smurtinių atvejų. Ir jeigu vaikui yra nustatyti specialiai ugdymosi poreikiai, kad būtų jam pritaikytas ugdymas ir tinkamos priemonės būtų vykdomas. Tokiu atveju labai svarbu, kad būtų vieningi reikalavimai keliami tiek vaikui mokykloje, tiek ir šeimoje. Ir kad būtų susikalbėjimas tarp tėvų ir specialistų. Tai su mažesniu vaiku tėveliais dirbama, o jeigu tėveliai, sakykime, vaikas yra vyresnis, tada dirbama daugiau su pačiu jau paaugliu ir jiems siūlomos įvairios veiklos, kurios padeda vaikui nuimti įtampas arba gali padėti atrasti prasmingas veiklas, kuris į savo energiją gali išlieti. Specialistai skatina mokyklų administracijas viešinti informaciją apie šios komisijos veiklą. Susiduriant su vaiko elgesio problemomis, tėvams neturi būti baisu praverti mokyklos duris. Mokyklos aplinka, jinai nėra pakankamai skatinanti ir palanki pažinti tuos vaikus ir palaikyti tėvus, kurie kreipiasi pagalbos. Ir tikrai turbūt dar nereti atvejai yra, kai yra siūloma netgi tėvams galbūt specialioji mokykla arba kartais netgi tam tikrą laikotarpį pabūti namuose vaikui. Ir kaip pagrindinė priežastį vis tik įvardinčiau, kad čia yra pernelyg mažas mokytojų pažinimas tokių vaikų, pernelyg įsigilinimas į tokių vaikų ugdymą ir tokiu būdu pagalbos pilnavertis pagalbos teikimas tiek vaikui, tiek šeimai. Tėvai kartais sako, namuose mes neturim problemų su juo ir tai gali būti tiesa, nes namuose yra kita aplinka, ar ne? Yra tik tai 2 tėvai ir 1 vaikas, arba dar brolis ar sesuo, ar ne? Yra kita aplinka, kita veikla ir ten iš tikrųjų elgesys gali būti kitoks. Klasėje, sakysim, kaip ir hiperaktyviems vaikams, ar ne, yra daug, sunkumų jiems sukelia tai, kad yra daug dirgiklių klasėje, ar ne, yra daug vaikų, daug įvairios, stimulacijos tokios, ar ne, iš išorės, kas juos, išmuša iš vėžių, ar ne, gali išmušti iš vėžių ir tiesiog, tas elgesys pablogėti. Pedagoginės, psichologinės pagalbos vaikams, tėvams ir mokytojams masto atotrūkis tarp regionų ir didžiųjų miestų yra nemažas. Padėti mažesnių miestelių ar kaimų gyventojams atskuba mobiliosios psichologinės pagalbos, galinčios ištiesti ranką tuo met, kai jos iš tiesų reikia. Kai mes kalbame apie mobilią pagalbą, mes kalbame apie tai, kad ne visose mokyklose, ypač mažose mokyklose, mes turime visus specialistus švietimo pagalbos. Bet tarkim, psichologų mes neturime apie 22% mokyklų. Turbūt visi suprantam, kad vaikas nepasirenka laiko, kada jam priepuolis ištiks. Ir turbūt tie tėveliai, kurie augina hiperaktyvius vaikus, jie supranta, kad tai yra kasdienis sudėtingas darbas. Tuo tarpu specialistas gali būti tik tai tam tikrų laikotarpių, ypač mažoji mokykloje. Todėl labai svarbu, kad ta mobili komanda atvažiavusi, jinai apmokytų mokytojus, galbūt mokyklos administraciją. Ir jeigu mokykloje atsiranda švietimo pagalbos, vietoj švietimo pagalbos specialistų atsiranda mokytojo padėjėjas tokioje klasėje, problema tikrai švelnėja ir gali būti taip, kad išties tokios pagalbos ir pakanka. Panevėžyje esanti Vyturio progimnazija stengiasi užimti mokinius ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu. Progimnazija sukūrė savitą veiklos modelį ir remiant ES struktūriniams fondams įgyvendino projektą Mokomės kitaip. Į užsiėmimus vykstančius pertraukų metu pedagogai ir mokinių taryba stengiasi įtraukti visus, taip pat ir hiperaktyvumu pasižyminčius vaikus.
Prie žaidimų stalo susitinka tiek mažiausi mokyklos nariai, tiek vyresni. Projekto tikslas yra sukurti sąlygas kompetencijų ugdymuisi, kad vaikams būtų saugu mokykloje. Tam kūrėme įvairias erdves, pirkome priemonės. Erdves, jeigu papasakoti plačiau, kokios tai yra sukurtos erdves, tai būtų stalo tenisas nupirktas, biliardo stalas, sukurtos tokios žaliosios zonos poilsiui, pertraukų metu, kitos erdvės poilsiui, minkštasuoliai nupirkti, skaitimo erdvės įrengtos ir visa tai tarnauja ne tik aktyviai veiklai pertraukų metu, bet ir prasiplečia klasė, ugdymo procesui, taip pat tos erdvės irgi tarnauja. Mokykloje sukurta pagalbos vaikui sistema, daug dėmesio skiriama individualiai vaiko pažangai, sukurtos naujos smalsumą ir bendradarbiavimą skatinančios ugdymo erdvės. Šitas projektas padeda integruotis tiems vaikams į bendras veiklas su kitais per aktyvią veiklą, padeda draugauti, tiesiog aktyviai veikti, užsimiršti, mokosi kažkokio tai draugiškumo, bendravimo su kitais, nes jiems yra pagrindinis dalykas fizinis krūvis, išsikrovimas. Pertraukų metu vaikai tikrai gali užsiimti jie malonę ir patinkančią veiklą. Ir tuomet jie ne tik tai beprasmiškai bėgioja koridoriais ar žaidžia kažkokius savo sugalvotus žaidimus, bet įsijungia tuo pačiu į tokią, kaip ir vadovaujamą veiklą. Ir ten leidžia savo laisvalaikį. Ir tuo pačiu lavina įgūdžius, kurie yra svarbus jų tolimesniam augimui ir vystymuisi. Socialiniai įgūdžiai visų pirma, jie mokosi, jeigu yra stalo žaidimai, tai mokosi žaisti draugiškai nesipešdami. Yra laimėjimo priėmimo ir pralaimėjimo priėmimo įgūdžiai, nes žaidimuose vieni laimi, kiti pralaimi ir turi išmokti su tuo susitaikyti. Ypatingai skausmingas pralaimėjimas daugiau yra, nes šiais laikais dauguma vaikų nori laimėti ir būti lyderiais. Viena iš problemų, jie nemoka pralaimėti. Yra kažkokia komandinė užduotis, čia gal kūno kultūros, bet ir per bet kokią kitą pamoką. Jeigu reikia kažką daryti su komanda, jam nepavyksta arba jų komandai nepasisekė būti patiem geriausiam, tada emocijos pliūpsniais pasireiškia, kad čia blogai, visi tada tampa kalti ir visokie kaltinimai ir tokie dalykai. Kartais būna taip, kad jie arba neprašo pagalbos, arba nemoka jos priimti, jeigu kažkas, tarkim, pamokoje nesiseka, nepavyko parašyti, suskaičiuoti kažko. Ir tada Parkeris į šalį, užsikniaubė ant rankų ir aš nebedarysiu, niekas čia man neišeina ir viską tai garsiai pamokoje, visi girdi, žodžiu. Tokių dalykų būna ir kaip į juos reaguoti kitiem vaikam, kaip reaguoti man, tai čia toks didelis pilotažas gaunasi. Išmokyti vaiką sutelkti dėmesį, klausytis ir girdėti – nuoseklus ir kartais daug pastangų reikalaujantis darbas. Daugiausiai elgesio sunkumų turi vaikai atėję į 1. klasę. Jie dar nemoka valdyti emocijų, savęs kontroliuoti. Palaipsniui mokosi šito, mokosi kartu su pradinių klasių mokytojais. Mokytojai juos ir nuramina. Pamokos pirmokam yra trumpesnės 30 minučių, jie mokosi save sutelkti trumpesniam laikui, vėliau jau pamokėlės yra 45 minučių trukmės. Ir tuo pačiu tiem vaikam, kuriem vis tik tai sunkiau sekasi ir nepavyksta pakankamai tokių greitų tempų įgyti tą savikontrolę, tai tie vaikai tada ateina pas mane ir priklausomai nuo to, kokia yra problema, aš dirbu arba individualiai, arba jie dalyvauja vaikų psichologiniai grupiai. Tai yra sunkus darbas, bet tai yra kartu labai kūrybiškas darbas, nes vien tik tai kažkokiais paliepimais to niekad nepasieksim. Mes turim turėti susitarimus su vaiku, sutarti, kad turim kažkokias tai taisyklės, kurių laikomės abu. Tarkim, jeigu mes kartu, aš mokytojas ir vaikas, jeigu mokytojas ir klasė, vėlgi yra taisyklės, kurių turim laikytis, kad visiems būtų gerai. O kitas dalykas, tai aišku, įdomios pamokos. Tik tai tada, kai vaikui yra įdomu, tada jo hiperaktyvumas nukrypsta ta linkme, kur ir mums reikia, mums mokytojams reikia. Tada jis ten panaudoja visą savo energiją. Ir ką norėčiau patarti mokytojai pradžiai, tai iš tikrųjų bandyti suprasti, stebėti vaiką,
kada jo elgesys tampa netinkamu, ar ne, kokiose situacijose, galbūt kelintos pamokos metu, savaitės pradžio ar savaitės gale, kitaip sakant, yra labai daug, tokių niuansų, ar ne, ar veiksnių, kurie gali įtakoti. Ar pamoka, ar mokytojos, kažkoks elgesys. Tai todėl mokytojai yra labai iš tikrųjų, turi turėti didelės akis ir ausis taip pat, kad iš tikrųjų girdėti, matyti tą vaiką, ar ne, ir stebėti jo, kad suprasti jo elgesį. Viena didžiausių problemų, su kuria susiduria mokytojai, tėvų reakcija į hiperaktyvius mokinius klasėje. Kitokiais vadinami vaikai nuolat sulaukia kaltinimų, neva dėl jų elgesio bendraklasiai negali mokytis, susikaupti. Jam ne vieta su mano vaiku klasėje, nepagalvodami apie pasekmes purkštauja tėvai. Mano uždavinys buvo padėti suprasti galbūt labiau tėvam net negu vaikam, kad mes esam priversti gyventi tarp labai skirtingų žmonių. Kaip mes esam kiekvienas kitoks, tai ir tie vaikai yra visokie. Ir kad jų vaikam bus tik geriau, jeigu jie išmoks mokytis šalia to kitokio vaiko. Ir tam kitokiam vaikui būti šalia visų kitų irgi reikia mokytis. Tai turėjau 2 tokius tikslus. Ir šiai dienai, jau į mokslo metų antrą pusę, galiu sakyti, kad praktiškai gal ir pavyko pasiekti. Realybė, su kuria mes susidurėm ir kurią gal ne visi tėvai žino, tai iš tikrųjų tokie vaikai adaptuojasi ir iš tikrųjų gali sėkmingai integruotis į klasę ir tikrai netrukdyti ant tiek, kiek tėvai galvoja, kad tie vaikai gali trukdyti mokytis. Mokyklos psichologė dirba ir su mokytojais, ir su vaikais, ir su jų tėvais. Jos manymų svarbiausia – bendradarbiavimas, nes tik jo dėka galima pasiekti norimų rezultatų. Specialistė tėveliams nemokamai veda paskaitas apie auklėjimo būdus, moko pažinti vaiką ir save. Psichologė džiaugiasi, kad suaugusieji itin noriai dalyvauja šioje veikloje ir sparčiai tobulėja. Šiais metais nemažai tėvelių kreipiasi, bet aš galvoju, kas turi tam įtakos. Labai svarbus yra tėvelių švietimas. Ir mokykloje, čia mes turim tokį susitarimą, kad pradinių klasių mokytojai pasikviečia mane į tėvelių susirinkimus. Aš ateinu, prisistatau, mes pasikalbam, aptariam, su kokiom problemom tėveliai susiduria ir tuomet, jeigu problemos yra neišsprendžiamos ar mano pasiūlyti jiems taikyti metodai neveiksmingi, tuomet jau ateina ir mes dirbame visi kartu. Yra tėvų labai tokių supratingų, nes jie ir namuos mato, kad yra kažkas ne taip ir tada, aišku, rekomenduoja mokykla kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą ar į kitas vietas, kur nustatytų, kodėl tas vaikas taip elgiasi ir kokios yra to priežastys. Progimnazijoje yra įvesta vaikų skatinimo sistema, kuri veikia ir už mokyklos ribų. Joje nėra bausmių, o tik skatinimai ir apdovanojimai. Tėvai džiaugiasi, kad kasdienės pareigos vaikams tampa malonė rutina. Tai mums teko mokytis visiems, ir vaikam, ir tėvam, ir man kartu, kaip mums visiems kartu sugyventi. Ir mano toks tikslas buvo kartu su tėvais, įtraukiant tėvus, susidaryti tam tikras taisyklės. Ir mes sutarėm, kad vieną savaitę jie laikysis taisyklės mūsų sutartos ir jeigu tos taisyklės visą dieną laikosi, tai tada aš jiems piešiu šypsenėlę, o jeigu nesilaiko, tai tada liūdną veidelį ir savaitės gale už tam tikrą skaičių tų šypsenėlių, žodžiu, tėvai jiems skirdavo kažkokį iš anksto sutartą paskatinimą. Jeigu išsilaiko visą savaitę, tai paprastai aš tėvams sakau, kad didžiausia dovana esate jūs patys vaikam, nes šiais laikais mes neturim laiko ir to laiko vis lieka mažiau ir vis mažiau laiko skiriam vaikam, tai tuomet paklausė tėvai vaikų, o ką norėtų nuveikti kartu vaikai su savo tėvais. Ir išskiria savaitgalį laiką, ar nueina į kiną, ar tiesiog nueina į kokią kavinę, suvalgo pizzą. Tiesiog eina pasivaikščioti ir išvažiuoja dviračiais dabar, kai orai pagerėjo. Tai būtent tokia veikla jam yra svarbi.
Aš viena, kol aš bandžiau viena kažkaip atrasti būdų, kad jie išmoktų tų kažkokių elementarių taisyklių laikytis, bendrauti tarpusavyje kitaip, ne be pykčių, be konfliktų, tai buvo sunku. O kai įtraukiau tėvus, tai tada viskas labai greitai pajudėjo į priekį. Užsiėmimai padedantys įveikti problemas pradinukams yra tikra pramoga. Mokiniai mokosi klausytis tylos, susikaupti. Vaikai noriai praveria mano kabineto duris, šypsosi specialistė. Laiko bėgant vaikai tikrai, kaip jūs sakot, išauga, įveikia, jie išmoksta save kontroliuoti ir jeigu ir yra tas energijos perteklis, tas aktyvumas vis tik tai nulieka, jie tada randa tam tikras terpės, kur gali savo aktyvumą, savo energijos perteklį realizuoti, tinkamu būdu jį tiesiog panaudoti. Jeigu tai yra berniukai, tai paprastai pasirenka sportą. Ir sportas yra ta vieta, kur daug energijos reikia palikti, atiduoti, krepšinis, komandiniai įvairūs žaidimai, futbolas. Gali būti kitos kažkokios aktyvios veiklos, nes tiem vaikam reikia aktyvių veiklų, jie negali atsisėsti ir piešti 2 valandas, taip, ar skaityti knygas, jiem reikia save išreikšti. Štai ir Eglės Kernagytės Dambrauskės sūnus Vėjas ramybę atrado šį rugsėjį, pradėjęs lankyti vieną iš sportinės veiklos užsiėmimų. Trečiokas mamai dėkoja, jog atvedė jį į šį būrelį. Ankstesni užsiėmimai neduodavo jokių rezultatų. Dabar 5 kartus per savaitę, po kelias valandas per dieną, Vėjas liejo prakaitą ledo ritulio aikštelėje. Kodėl tu manęs anksčiau čia neleidai? Čia yra mano, viskas, sako, bet čia man yra gerai. Tai kaip jisai pasakoja, pavyzdžiui, kaip jisai jaučiasi, jisai sako, aišku, čia reikėtų, kad jisai papasakotų, bet jisai sako, aš kai apsirengiu, sako, tam ledo rituliui, aš nueinu ant ledo, man pirmai būna, sako, labai šalta, po to man pasidaro labai šilta, man pasidaro karšta, aš kai pradedu čiuožti, sako, man atrodo, kad aš pradedu gyventi kažkokį kitą gyvenimą, jam tai yra, aš net nežinau, gal tai yra kažkokia savotiška transo būsena jam, nežinau, bet, jam ten yra taip gerai ir rezultatai yra labai geri, todėl kad jisai nurimo. Iš tikrųjų jisai nurimo, tą pasakė ir mokytoja mokykloje, kad jisai labai stipriai pasikeitė ir aš pati pradėjau matyti, kaip jisai namuose susiradęs YouTube, kaip lankstyti origami ir jisai pasiėmęs popieriukus ir jis ten prilankstęs krūvą tų origamių. Paskui jisai, kadangi labai mėgo magiją, tai jis turi labai daug kortų. Pradėjo statyti kortų namelius, kur mes tiesiog su vyru sėdėdavom ir iš šono stebėdavom ir galvom, iš kur jame staiga atsirado tiek kantrybės, kai tas namelis sugriūna, jisai taip iškvėpdavo ir vėl iš naujo pradėdavo statyti. Knygas pradėjo skaityti. Nerealiai, jisai skaito po, dabar, aišku, yra užkibęs už tam tikros serijos knygų, bet jisai skaito kartais net po 100 ir daugiau puslapių į dieną. Jis tiesiog nurimo. Gal tiesiog mes pasiekėme tą amžių, kada yra tas aktyvumas išaugamas, apie ką mes kalbėjom, kad taip yra, kad dažnai tie vaikai jie būna aktyvus, o paskui tiesiog ateina kažkoks tarpsnis, kada vaikas persilaužia ir tampa kitoks. Jisai sakė, man gyvenime didžiausia laimė teikia 2 dalykai - knygos ir ledo ritulys. Aš kaip mama esu dėl to laiminga, nes kažkaip geri dalykai tą laimę vaikui teikia. Ledo ritulys suteikia galimybę vėjui naudingai išlieti energiją. Tiesa, Eglė nesako, kad sportas yra sėkmės receptas, tiksantis visiems, turintiems per daug energijos. Aš iš tiesų, dar kartais pagalvoju, kad tie aktyvūs vaikai, gal jie šitaip bando pelnyti dėmesį, nes tikrai labai dažnai būna, kad mes ne visada atkreipiam dėmesį į savo vaiką ir vaikai, jie nesąmoningai kartais daro, kaip pasakyti, blogus dalykus, kad jie atkreiptų tą dėmesį, negalvodami apie tai, kad ten negatyvus ar pozityvus tas dėmesys yra. Tu atkreipi jį tą dėmesį, jis įgauna tavo dėmesį ir jam yra gerai. Tai tiesiog, nežinau, gal patarčiau labiau įsiklausyti į tai, ko nori vaikas. Nes mano Vėjas šoko labai ilgai ir aš visą laiką galvodavau, kodėl, bet mes nepasiekėm to pilnatvės jausmo, kad jam būtų viskas gerai. Ir paskui aš supratau vieną dalyką, kad jo šokis tai buvo turbūt labiau mano neišpildytos svajonės išpildymas, nes aš visą laiką labai norėjau šokti ir niekada nepašokau. Kažkaip taip gaudausi, kad nešokau. Ir tada, kada aš leidau pasirinkti jam pačiam, ko jisai nori.
kažkaip pabandėm, tai tada turbūt ta ramybė ir atėjo. Tai turbūt svarbu labai tiesiog įsiklausyti į tą vaiką ir pajausti jį.